Taip, tai sveiki prisijungę web dizaino mokymų pristatymą. Mokymus pristatė Vilnius Coding School, tai yra Vilnius Coding School mokymai ir aš Lalita Padegimienė. Tai aš esu šių mokymų lektorė ir šiek tiek apie save pirmiausia papasakosiu. Tai IT srity dirbu daugiau negu 15 metų. Iš pradžių dirbau IT įmonėje, kuri gamino programinę įrangą, tai tarptautinė buvo įmonė. Dirbau kaip kokybės inžinierė, techninės dokumentacijos rašytoja. Tik tai ten buvo įrankis kuriamas tarptautiniai mastu, analitikai ten toje įmonėje dirbantis, jie patys kūrė, kas yra naudotojai, žodžiu, patys kūrė to įrankio naudojimosi patirtį. Jie, kitaip sakant, darė tokį įrankį, kurio apskritai daugiau tokio ir nebuvo. Ir mes turėjom komandiruotę pas klientus, pas tos žmonės, kurie naudojasi to įrankį. Ir aš tada supratau, kad mes iš tiesų neturim tos tokios visiškai prieigos, kas yra naudotojai, kas naudojasi to įrankiu, kaip jiem pateikti informaciją reikia, kokios jiem problemos yra to įrankio naudodamėsi. Ir perėjau dirbti būtent į web dizaino sritį arba UX/UI web dizaino sritį, tai pakalbėsim apie dar tas terminas, kur pirmiausia pradėjau dirbti su visai mažais klientais, kuriem mažais verslais, kuriem reikėjo web dizaino sprendimų. Kitaip sakant, svetainių dizaino. Net iš pradžių kūriau pačias svetaines su WordPress. Nu ir paskui tie projektai didėjo. Ir dar iki šiol dirbu kaip freelancerė. Tai reiškia, tiesiogiai bendrauju su verslais, su užsakovais, bet dirba, tai laisvai samdomi darbuotojai, tai vadinami freelanceriai, iš tiesų tai dirba ir su įmonėmis. Įmonės būna tos žmonės persamdo freelancerius, suteikia projektus ir komunikuoja, bendrauja su komandomis ir įsiminimu. Taip pat dar esu ir dėstytoja, lektorė, tai dėstau būtent Vilnius Coding School, dėstau UX/UI dizainą daugiau negu 2 metus. Mano pomėgiai knygos, tai labai gerai, kad šitoje srityje daug knygų yra ir jas tikrai reikia skaityti. Muzika, kelionės ir UX/UI dizainas. Nu, tai tokia sritis iš tikrųjų, kuri yra labai įdomi, įtraukianti, visą laiką daug visokių naujienų, daug įkvėpimo galima pasisemti iš kitų pavyzdžių ir stebėti, kodėl būtent tai padaryta, kas tas svetainės lankytojai yra. Ir čia yra mano kontaktai. Jeigu turėsite dar paskui pamokymų, turėsite kažkokių tai klausimų ar apie UX/UI dizainą, ar apie pačius mokymus, tai labai kviečiu susisiekti. Yra elektroninio pašto adresas ir LinkedIn adresas, tai kaip jums patogiau. Ir čia yra QR kodas, jeigu kam patogu pasižiūrėti tiesiai į LinkedIn. Taip, tai apie ką mes šiandien kalbėsim? Tai yra, kalbėsim apie tai, dabar tik tai, kad truputėlį mažiau stoti vaizdą. Perjungsiu truputėlį tik tai į kalbantį žmogų. Čia reikėtų perjungti. Kažkodėl ne man nerodo. Na gerai, tai paliksiu. Taip, tai apie tai, kas yra, kalbėsim tie terminai, ką reiškia web dizainas, UX/UI dizainas, kokia yra mokymų programa, kokios karjeros galimybės po mokymų, apskritai kokiems žmonėms skirti mokymai ir paskui gale mokymų, kaip Gabrielė minėjo, pasidarysim tą klausimų atsakymų sesiją. Taip, tai dabar pradžiai susipažinsim su tais terminais, kas yra web dizainas, UX dizainas, UI dizainas ir apskritai dizainas. Tai dabar web dizainas ir web dizaineris tai yra tas žmogus, kuris rūpinasi, kad svetainė ne tik gražiai atrodytų, bet būtų lengva ją naudotis. Tai ta graži išvada, tai dar kitaip sakant, yra UI-us, patdetalizuosim, o UX-as tai yra patogumas naudotis. Gal jums yra kažkada tekę naudotis ar tokiamis svetainėmis, ar tokiamis aplikacijomis, kur atėjot, nieko nesupratot, nieko neradot joje ir
arba jūs likot susierzinęs, arba net iš viso teko uždaryti tą svetainę, išeiti iš aš arba iš aplikacijos. Tikrai, ko gero, taip yra buvę visiems. Tai apie tai ir yra web dizainas, UI dizainas, UX, kad padaryti svetainės ir aplikacijas tokias, kad jomis būtų patogu naudotis, gera patirtis būtų ir žmonės jaustųsi gerai, pasiektas apskritai savo tikslą. Taip, tai UX dizainas tai yra user experience, iš anglų kalbos verčiamas tas trumpinys, lietuvių kalbą išvertus naudotojo patirties dizainas. Tai yra, ką naudotojas patiria, naudodamasis svetainę, pavyzdžiui, aplikaciją. Tai, pavyzdžiui, jeigu elektroninė parduotuvė, žmogus lengvai randa prekes, lengva jam įsidėti jas į krepšelį, apmokėti viskas greitai pavyksta, tai geras UX dizainas. Bet jeigu visus tos veiksmus sudėtinga atlikti, tai ir prastas UX dizainas. Pavyzdžiui, palyginimui fizinė kažkokia parduotuvė gali būti, kurioje mes negalim rasti prekės, nesimato tas prekės kainas, net kasa kažkur pasislėpus užvirsta, mums negalim tas prekės netgi įsigyti. Nu, tai, aišku, mūsų patirtis bus bloga. Arba, pavyzdžiui, čia yra eBay svetainės pavyzdys, gal dar tais laikais, kai nebuvo galvojama apie UX dizainą, 95 metais, čia labai pirmieji tie bandymai daryti svetainės. Tai yra irgi taip kaip panašiai, kad ta fizinė parduotuvėje informacijos daug, kai jos daug nėra tokios hierarchijos, sunku tada surasti, ko reikia. Ir iš viso net nelabai gali būti aišku, tai kas čia dabar yra iš viso per svetainę ir ką aš čia galiu surasti. O geras pavyzdys tai būtų, pavyzdžiui, Airbnb svetainė. Tai yra svetainė platforma, kurioje galima išsinuomoti apsistojimo vietą. Tai, pavyzdžiui, aš ateinu į šitą svetainę ir iš karto, jeigu aš žinau, kur noriu apsistoti, kada keliauti, tai iš karto yra paieškos laukelis pačiame viršuje, net tas paieškos ikonėlė aiškiai matoma, tos koralų tokios spalvos, Airbnb logo spalvos, ir iš karto įsivedu ir labai greitai randu, paskui galiu atsifiltruoti jau detaliau. Bet jeigu aš dar nežinau, pavyzdžiui, kada noriu keliauti, kokią tiksliai šalį keliauti, tai aš galiu keliauti per kategorijas, išsirinkti, ar aš noriu gamtoje keliauti, ar miestuose. Nu ir matau iš karto tas rezultatas, galiu per juos naršyti. Tai čia iš esmės, paskui kiti žingsniai irgi, kai užsakinėjau pakankamai gerai gyventi, Airbnb atlieka daug tyrimų nuolat ir savo svetainę nuolat tobulina, keičia. Čia mokymo metu dar irgi panagrinėjom ten detaliau, kaip jinai laikui bėgant keitėsi ir internete iš tikrųjų galima analizuoti tos atvejus, kaip keitėsi, kodėl keitėsi tas dizainas. O UI dizainas tai yra naudotojo sąsajos dizainas arba UI tai yra user interface trumpinys. Ir, pavyzdžiui, dabar mes jeigu įsivaizduom, esam vėlgi toje elektroninėje parduotuvėje ir, pavyzdžiui, kai mes jau susirandam prekę, mes norim susipažinti su ją, paskaityti jos aprašymą. Ir sekantis žingsnis, kai mes išsirinkam prekės, pasižiūrim, kokia ta prekė yra, pasižiūrim ten aprašymus, nuotrauką, mes norim pirkti. Tai iš esmės elektroninės parduotuvės toks ir pagrindinis yra tikslas, kad jame įvyktų jo pirkimas. Žmogus eina į elektroninę parduotuvę turėdamas tą tikslą įsigyti prekę. Tai dabar tas pagrindinis mygtukas yra pasislėpęs dėl daugybės tos prekės aprašymų, visokių ten gal irgi tekę taip matyti, taip iš tiesų būna svetainėse realiuose, kad daugybė visokių ten lankelių, pasirinkimų, aprašymų, kurie net galbūt kartais net viršų prikelta daug aprašymų, nelabai aktualūs. Tas pirkti mygtukas nepastebimos spalvos, neišsiskiria nieko, pasislėpęs arba kažkur labai žemai yra. Tai čia tas yra, kad mygtukas nepastebimas, kad jo spalva negera, kad galbūt to mygtuko tekstai labai maži arba tekstų spalva neišsiryškina iš kitų spalvų. Tai čia yra UI dizainas. Tas išvaizdas, kitaip sakant, dizainas. Tai jeigu
neryškios spalvos, sunkiai pastebimi mygtukai, šriftai per maži, tai yra prastas UI dizainas. Na ir, pavyzdžiui, čia dar yra pavyzdys. Tai čia, pavyzdžiui, yra blogasis pavyzdys, kuriame atsidarius svetainę yra daug informacijos labai. Sunku suprasti, kas čia yra siūloma ir čia yra siūlomi UX/UI kaip tik mokymai, čia šitą svetainę šiaip nėra dabar jau. O kur man dabar toliau keliauti? Toksai, o tai kur man čia atrašoma, kad pradėkite savo kelionę atsisiųsdami šių mokymų aprašymus, bet kur tą aprašymą aš galiu gauti, kaip man dabar į tos mokymus aplikuoti, nieko to net nesimato šitoj svetainė. Ir čia yra pasiūlymas, kaip tą svetainę būtų galima pagerinti. Tai pirmiausia, aišku, yra logo kairėje pusėje matomas, o dešinėje pusėje yra išryškintas, ko vat anksčiau nebuvo. Buvo login mygtukas dešinėje pusėje, o dabar dešinėje pusėje viršuje yra aplikuokite mygtukas. Tai reiškia, žmogus, jeigu jisai jau nori aplikuoti, galbūt jau žino, kokie tai mokymai, iš karto gali aplikuoti. Kitas žmogus, jeigu nežino, kokie čia yra mokymai, siūlomi mokymų, netgi pačius mokymus jam reikia pasirinkti, tai jam yra užduodami 5 klausimai ir jam aiškiai matosi pristatymas, kas čia yra. Ir praėjus tos 5 klausimus, jam bus pasiūlymų mokymų. Ir tie mygtukai irgi jas ir aiškiai gerai matomi, išryškinami. Turinio kiekis tiek pirmoji svetainė, tiek antroji yra labai panašus iš tikrųjų, bet jisai taip čia yra hierarchiškai skirstytas, struktūrizuotas, kad antram šitam pavyzdyje viskas daug aiškiau suprantamiau. Pavyzdžiui, logo, kurie čia buvo viršuje įdėti prieš tuos skaitimus veikti, spausti, įdėti čia, įkelti apačioje, mažesni šiek tiek, kad jie šiaip kaip papildoma tokia informacija, pasižiūrėjimai to patikimumo didinimui tokiam, bet neiškelti prieš kvietimus veikti. Tai čia yra apačioje nuoroda, daugiau galima pasižiūrėti, daugiau ten yra visokiausių UX/UI aprašymų pavyzdžių ir detaliai išnagrinėta. Dar vienas, pavyzdžiui, pavyzdys, šiek tiek iš panašios tas temos, kaip paslaugas pristatinėjimas. Tai irgi atsidarė svetainę, daug aiškiai tokia hierarchija, pakankamai nemažai tos tuščios vietos palikta, turinys yra neperkrautas ir labai gerai matosi tie kvietimai veikti. Dešinėje pusėje viršuje pradėkite, paskui mėlynas mygtukas gerai matomas, registruokitės nemokamai, arba jeigu dar nenorite registruoti, norite papildomas informacijas, tai galite sužinoti mūsų planus. Taip, UI dizainas yra UX dizaino dalis iš tikrųjų. Tai ta išvaizdos dalis, jeigu žmogui ten, pavyzdžiui, mygtukas kažkoksai tai spalva neryški, jisai ten per mažas tekstas jo, tai viskas jo aiškas susijęs su spalvom, su teksto savybėmis, su išdėstymu, tai viskas, kas UI gali būti blogai, žmogui bus tada sunku surasti, sunku suprasti, tai UI yra UX dizaino dalis ir tada žmogui, kitaip sakant, sudėtinga naudotis, nesupranta, kaip naudotis, kyla frustracijos. Tai, pavyzdžiui, gali būti tokie pavyzdžiai, UX dar UI, kad atidarę svetainę nėra prisistatymo, neaišku, kas tai per svetainę. Nėra kvietimo to tokio susisiekti. Tai jeigu nėra kvietimo susisiekti, tai žmogus turi eiti, ieškoti, kur man čia registruotis, kur aš čia galiu sukontaktuoti, kaip sukontaktuoti. Paskui nesimato, kokios čia yra siūlomos paslaugos, kaip aš galiu surasti paslaugą, man reikia prekiamą, kai man reikia paieškos, tas nesimato, nėra galimybės naviguoti, jeigu paskui aprašymų nėra. Kontaktų netgi būna, taip atrodo toks savaime suprantamas dalykas, bet kontaktai paslėpti kažkur ten toli, reikia tolyn keliauti, toks svarbus dalykas, jeigu nesukontaktuos ir neužsakinės tų paslaugų, jeigu tai yra kažkokia elektroninė parduotuvė, kurioje, pavyzdžiui, reikia pasiklausti kažko ar sukontaktuoti, tai irgi nieko nevyks toliau. Ir pati forma. Tai šitos klaidos tokios variuose šituose elementuose, kaip jos lengva surasti, kaip žmogui suprasti jos lengva,
Tai yra labai, labai svarbus tai svetainiai, tai veiklai, žodžiu, pačiai. Ir gali pridaryti daug žalos, jeigu jų nesilaikoma ir sunku tą informaciją surasti, žmogus nesuras, jam gaišis laikas, jisai susierzins, net nesukontaktuos, arba iš viso išės, niekam kitiem neparekomenduos, arba atvirkščiai, jeigu ta patirtis jo gera, tai jis net nepastebi, kaip sako, tas geras dizainas net nepastebimas. Jam reikia kontaktų, pavyzdžiui, odontologijos klinikoje jam skauda dantį, jisai greitai pamato kontaktus ir susisiekia, pasiskambina, užsiregistruoja. Jam reikia greitai kažkokios skubiai dabar ten prekės, greitai per paiešką, per navigaciją suranda, pasižiūrė prašymą, tinka ir greitai įsigyja. Ir taip toliau. Tai, pavyzdžiui, tai tie, aišku, tų pavyzdžių, blogų pavyzdžių žala gali būti pakankamai didelė, bet tai veiklai, verslui, bet UX dizaino apskritai žala gali būti netgi pavojinga net sveikatai netgi. Kalbant, jeigu plačiai apie UX dizainą, tai yra apskritai, ką žmonės naudojasi ir kaip naudojasi. Tai UX dizaino pradininkas laikomas lietuvių kilmės amerikietis Čepanis, čia yra toliau žemiau nuoroda, galima labai pasiskaityti, labai įdomus straipsnis. Ir jisai turėjo projektą, tokį užsakymą, įsiaiškinti, kodėl dažnai naudojama lėktuve įvyksta dažnai avarijas. Tai buvo laikoma piloto klaida. Kodėl pilotai klysta dažnai? Tačiau, kai jisai ir dar jo kitas kolega atliko tyrimą, paaiškėjo, kad čia ne piloto klaida, dizaino klaida. Buvo du vienas šalia kito mygtukai, kurie čia pavaizduoti. Ir jie buvo visiškai identiški, bet jeigu pilotas ne tą, kurį reikia paspaudavo, tai įvykdavo toks efektas, kad tarsi panašiau kažkas būtų kaip greitu tempu važiuojantį mašiną, taigi įjungtų stabdymą ir įvykdo avarijas. Tai ir buvo sutvarkyta, tai paaiškėjo, kad tai yra ne piloto klaida, o dizaino klaida. Nu ir tai buvo aišku sutvarkyta, atitrauktas viedas, tų mygtukų išvaizda pakeista, skirtinga padaryta, atitraukti vienas nuo kito, kad išvengti tokios klaidos. Tai čia kaip ir vadinasi UX pradininkai. Medicinoje, aišku, irgi labai tas svarbu UX. Apskritai, UX ta poreikis, jis vis didėja ir didėja. UX dizainerių poreikis nuolat auga, kadangi apskritai tų aplikacijų skaičius didėja, svetainių skaičius didėja, naudotojų skaičius didėja. Ir kai yra svetainė aplikacija, kuri nesilaiko tų naudotojų poreikių, žmonėms nepatogu, jie nesupranta ir, kitaip sakant, ten ta veikla, kuri yra vystoma per tą svetainę aplikaciją, negyvuoja, jinai nebeatlaikys konkurencijos. Taip pat, aišku, patiem naudotojam, kad jiem pagerinti patirtis, pagreitinti tos atliekamus jiem veiksmus, taip pat irgi tas UX-as, aišku, reikalingas naudotojams, sprendžiamas naudotojų problemą. Tai dar čia šiek tiek pavyzdys, kas yra UI ir kas UX-as. Tai UI tiesiog tai išvaizda. Tėvai, kurie pakabina karuselę vaikų, jie nėra tiesioginiai tos karuselės iš tikrųjų naudoti. Aišku, gali būti, jeigu jiem irgi patiems smagu. Bet tiesioginis naudotojas yra pats kūdikis, kuris tą karuselę naudojasi. Bet visą laiką reikia aiškinti, žiūrėti, kas yra naudotojas, kokie jo poreikiai ir empatiškai naudotojas yra įsijausti ir suprasti jo situaciją. Ir dar reikėtų pakalbėti apie patį tą terminą dizainas, nes web dizainas, UI, UX dizainas, ką kalbu visą laiką dizainas. Ir tai yra procesas, kurio metu sukūrimi sprendimai tam tikrai problemai arba poreikiu išspręsti, siekiant sukurti funkcionalą, estetišką ir patogų naudoti produktą. Tai čia, pavyzdžiui, dabar kaip tas prieš tai buvęs pavyzdys yra, kad problema yra, kad yra kelių tipų naudotojai, kurie turi arba problemą, arba poreikį ir vienam, ir būtent reikia atitaikyti tam konkrečiam naudotojui, kaip reikia išspręsti jo problemą arba kaip įgyvendinti poreikį. Tai vėlgi toje elektroninėje parduotuvėje irgi
vienas naudotojas galbūt turės poreikį vieną prekę surasti, kitas kitą prekę surasti. Vienas kokia reprezentaciniai paslaugų svetainė galbūt ieškos jau konkrečiai registruotis norės. Pavyzdžiui, paslaugų svetainėje, pavyzdžiui, odontologijos klinikam iš karto reikės kuo skubiau registruotis. Kitam gal reikės labai gerai įsigilinti, kokios paslaugos teikiamas, kokia konkreti ten paslauga teikiama, gal kažkokios konkrečios paslaugos ieško. Tai reikia visą laiką žiūrėti, kokią naudotojų poreikį, kas yra naudotojai, kokius naudotojus lygiuojamasi ir spręsti to dizainą. Tai čia kaip vyksta tas dizainas, kad iš pradžių aiškinamasi, vat, kas yra naudotojas, ko jam reikia ir generuojamas tos mintis, renkami duomenys. Tai tiesiog kalbamės su užsakovu, pavyzdžiui, kaip jie įsivaizduoja to klientų verslų, kuriami projektai, kaip jie įsivaizduoja, kas jų naudotojai. Tada daroma analogiškų svetainių aplikacijų analizė, kas ten yra naudotojai, ko jam reikia, kokios ten panašiuose įrankiuose kyla problemas. Jeigu jau svetainė paleista, tai Google Analytics duomenys renkami. Pavyzdžiui, kiek yra lankytojų, kas lankytojai, kokiuose svetainės puslapiuose jie lankosi. Daromas apklausos naudotojų, jeigu yra jau tų naudotojų. Galima pasiklausti, netgi paprastai draugų pažįstamų galima pasiklausti, kaip jie vat, tos temos svetainėmis naudojasi. Surenkama duomenys, jie įdvirnami. Tai vat kokios dabar čia tos esminės problemos, ką reikia išspręsti. Gal, pavyzdžiui, filtro trūksta tiesiog elektroniniai parduotuviai, kokią nors, kad galėtų greitai surasti tą prekę. Gal ten kažkokio prašymo trūksta, įrodymo, kad ta prekė ten tvari, kokia jos sudėtis, gal nuotraukų trūksta tos prekės. Paslaugų irgi gal paslaugos aprašytos, bet neparašytas procesas, kaip jomis paslaugomis naudotis. Nu, bet galiausiai kuriama ta dizainas, svetainė, kuriamas prototipas, tas dizaino bandomasis versija ir pats dizainas. Iš daug idėjų, žodžiu, išsigryninama viena. Tai mokymų metu mes ir naudojam tą visą kelią nuo pat pradžių, perina visą kelią, kaip reikia tai atlikti ir kaip sukurti va, tą svetainę, būtent, kad jinai ne tik graži dar būtų, bet ir funkcionali, naudinga ir atitiktų konkrečią temą, konkretų naudoti. Tai čia šiek tiek dar nuorodų galima pasižiūrėti, kai čia būtent aprašinėjami tie blogo UX pavyzdžiai arba atvejai įvairūs, net, pavyzdžiui, Build for Mars ateini, tai žmogus, kuris teikia vis paslaugas, aprašinėja tokias programas kaip Slack, kur darbiniams rašinėjimam naudojama Zoom, o dabar mes naudojam ir įvairias daug tokių programų, kuriuose pilna klaidų randa, žodžiu, kurias reikia taisyti. Tai jau nekalbama apie kažkokią nedidelį verslą, kuris ten pradeda savo veiklą, tai jam irgi labai reikia to indėlio didelio UX dalies, kad jo patirtis naudojantis to įrankiu būtų naudotojams patogi. Tai dabar nedidelė užduotis labai. Įsivaizduoti, kad kurite svetainės pagrindinį puslapį nedideliam restoranui. Ir naudotojai turi greitai surasti šią informaciją. Restorano pavadinimą, logotipą, meniu, aišku, kontaktus, kad galėtų rezervuotis ir adresą, darbo laiką. Tai dabar galite, pavyzdžiui, pagalvoti, kur turėtų būti išdėstyti pagrindiniai elementai, kad žmogui būtų lengva jais naudotis. Lengva juos surasti. Toliau, kokie elementai iš tų yra svarbiausi. Ar meniu, pavyzdžiui, ar ten viršuje turėtų būti patiktas meniu, ar mygtukas į tą meniu, ar kontaktai, ar adresas, darbo laiką. Visko mes vienu metu iš tikrųjų negalėsim pateikti. Kažką turim rinktis, ką pirmiausia pateiksim. Kas pirmiausia turėtų būti rodoma. Tai dabar galite irgi kelias minutės pagalvoti ir gal turėtumėt kažkas idėjų. Kur galėtų būti pagrindiniai elementai pateikti svetainėje ir kokie pagrindiniai elementai galėtų būti svetainėje. Gal galėtumėt pagalvoti, gal jeigu kas turite minčių, parašyti chatą.
Gal jau kas turėtumėte atsakymą? Ar žodžiu, ar čiatą? Jau matau. Ar... Ja, teisingai. Ok, jeigu dar kas turite kokių minčių, tai duokite žinoti. Jo, aišku, turi būti gerai matomas pavadinimas, logo, jo, teisingai. Taip, ir aišku, taip, jo meniu turėtų būti. Pirmiausia, kad žmonės galėtų meniu pasižiūrėti, ar jie ten nori į kavinę eiti, pavyzdžiui, gali būti, tai vat Paulius rašo, o paskui jau tada užrezervuoti vietą, pavyzdžiui, arba sukontaktuoti dar kažko paklausti, ar žmogus galėtų. Ir tada patiktas tiem vat žmonėm, kurie tos kavinės, ten, pavyzdžiui, restorano dar nežino, tai patiktas adresas, darbo laikas, pavyzdžiui, galėtų būti. Meniu centre, adresą, darbo laiko. Pirmiausia, pavyzdžiui, kad kavinė yra nauja, irgi galėtų būti, pavyzdžiui, svarbiausia. Čia žodžiu, iš tikrųjų, nėra nei teisingo, nei klaidingo atsakymo, gali būti įvairiai. Tai pavyzdžiui, Jelita atrašo, kad galėtų būti meniu ir tada adresas ir darbo laikas. Jo, ir dar tada jo kontaktai ir rezervacija. Jo, tai, vat, pavyzdžiui, gali būti taip, kad kavinė ten, pavyzdžiui, yra nauja ir reikia pranešti apie savo adresą jai. Tai pirmiausia, viršuje, netgi ten atidarius pačią svetainę, galbūt būtų prisistatymas, kad čia yra vat, toks restoranas, pas mus galite tokį ir tokį maistą pavalgyti, arba kažkokia vertė, ta papasakoma, kas mes esam, ką mes siūlom. Ir tada, jeigu dar va, nauja vieta, pavyzdžiui, galėtų būti adresas. Pirmiausia, kad kur mes esam, kur mus galima rasti, nes kavinė tai vis dėlto, jeigu ten nėra to maisto galima užsakyti išvežimo, pavyzdžiui, metu, tai esmė tada yra, kad žmonės ateis ir ten pavalgys. Ja, tai esmė toksai adresas gali būti. Kita, ačiū labai. Tai čia labai priklauso irgi nuo tos situacijos, nuo konteksto. Gali būti keli tie teisingai atsakymai. Ir va čia yra tas, va jau X jau prasideda, kad kokia yra situacija, kas yra naudotojai, tos svetainės, ar jiems reikia meniu, ar jiems reikia adreso, ir ką pati svetainė irgi, tas pats restoranas, ką nori pasiūlyti, ką jiems reikia pasiūlyti. Čia yra būtent X ta dalis. Tai gerai, tai ačiū labai. Ir dabar toliau pasižiūrim X UAUS web dizaino mokymų programą. Čia yra nuoroda į Vilnius Coding School tinklalapį ir adresas, nu ir QR kodas patį adresą pasižiūrėti. Jeigu ką sakykite, galėsiu dar jungti. Taip, tai čia galima matyti, kokie yra mokymai. Mokymai yra 160 valandų ir jie yra dviejų rūšių. Vieni yra dieniniai, tai vyksta dienos metu nuo 9 iki 5. Ir yra vakariniai, kurie jau skirti po darbo dirbantiem žmonėm. Tai mokymai dieniniai planuojami spalio 2 dieną, vakariniai prasidėjo, tai dėl konkretesnių datų būtų galima pasiklausti. Ir yra informacijos, kokie mokymų rezultatai, kokios pozicijos, tai čia galėsim dar vėliau pažiūrėti ir mokymų programa detaliai surašyta, galima net čia žodžiu daugiau pasižiūrėti. Tai pirmiausia, irgi detaliai pažiūrėsim, kas yra X UIs, per įvairius pavyzdžius, per įvairius pratimus žiūrėsim, gilinsimės į naudotoją. Pasirinksim projekto temą, visų mokymų metu dirbsim su vienu projektu jūsų pasirinkta tema, dar šiek tiek papasakosiu apie tai. Ir toliau žiūrėsim, kas yra tos temos lankytojas, kas jam toje svetainėje svarbu, koks ten galėtų būti turinys, žiūrėsim kitų svetainių pavyzdžius, kas juose gerai, kas juose blogai yra. Tai kitaip sakant, skirsim tam X tyrimui, duomenų analizavimui, galvosim, kas toje svetainėje galėtų būti,
skirsim ten pirmąją mokymų savaitę, 5 dienas, dieniniuose mokymuose, čia kalbant. Toliau, jau kai mes susirinksim, sužinosim, koks turinį, kas yra naudotas, ko to naudotojui reikia, tada pradėsim galvoti, kaip struktūrizuoti tą informaciją, kad būtent ką pirmiausia viršuje pateikti svetainės, kokios toliau sekančios sekcijos turi būti, kokie vidiniai ten puslapiai turi būti, kursim tą informacijos architektūrą, kitaip sakant. Pirmiausia, tos tokius brėžinius grubius darysim, nu, paskui jas detalizuosim ir detalizuosim. Ir pradėsim dirbti su Figma. Tai Figma yra pagrindinis tas dizaino kūrimo įrankis. Pirmiausia, susipažinsim su to įrankiu, po truputėlį pradėsim daryti irgi grubius iš pradžių brėžinius ir paskui jas vis tolinsim. Paskui jau, kai turėsim struktūrą, sugalvoję, koks ten turinys turėtų būti, pradėsim žiūrėti išvaizdą. Tai pirmiausia, susipažinsim su prekiniu ženklu, brendo dalis, šiaip brendas neįeina iš tikrųjų į UX UI, bet reikia suprasti, kas tai yra, prie jo prisitaikyti, prie viso to stiliaus. Ir mes kursim patys savo stilių, spalvas, tipografiją ir mokysime, žodžiu, irgi tą išvaizdos dalį daryti net šiaip tiesiog kažkokią tai kokią kažkam tai patinka, bet va tokią, kuri tai temai tinka, tam naudoti. Nes gražių svetainių yra labai daug, gražių spalvų yra labai daug, o kokią dabar konkrečiam atveju, kokią naudoti, tai mes visą tą procesą tokį detalų ir praeisim. Nu, tai darysim tipografijos, supažinsim su dalim ir uždavinius spalvos, dizaino sistemą, darysim tai stiliaus tokį gidą skirtą būtent webui, kaip nuotraukas, iliustracijas parinkti, kaip būtent webą su jomis dirbti, žiūrėsim UI dalį, turėsim apie konkrečiai ten gilinsimės į formas, įvairius filtrus, kaip jie turi būti daromi tiek iš išvaizdos pusės, tiek iš patogumo. Web animacijas žiūrėsim, kam mes naudojamas, taip pat žiūrėsim, kaip Figmoje prototipą animuoti, patį dizainą, kad jis būtų panašus tą realią svetainę. To neužilgo parodysiu studentų pavyzdžių darbų. Ir daug dėmesio skirsim, kaip paskui padarytą visą dizaino projektą pristatinėti. Žiūrėsim pavyzdžius, žiūrėsim irgi pagal jūsų poreikius, kaip jūs norėsite savo darbą, kam pristatinėti, ar ten freelancinti galvojate, ar įmonę galvojate labiau eiti, ar UI dalį labiau norėsite prabrėžti, ar UX-ą. Nu, kitaip sakant, vėlgi atsižvelgsime į naudotojų poreikius gaunasi. Ir pasižiūrėsim truputėlį apie tai, kaip sekančių temų projektam ieškotis, kaip pradėti freelancinti. Ir tiesiog vyks daug iš tikrųjų praktikos darbų, nuolat konsultuosimės ir dirbsim su tuo baigiamuoju projektu. Taip, toliau dar po šių mokymų dar jums siūlomi soft skills įgūdžiai ir AI. Būtent IT sričiai skirtas paskaitas. Taip, tai mokymuose iš tiesų yra 20-30 maždaug procentų teorijos, priklauso nuo temos, kartais pradžioje reikia daugiau biškių papasakoti, daugiau pavyzdžių parodyti, kaip daryti, kitaip sakant, kad būtų galima daryti, ir 70-80 procentų praktikas. Tai mes einam tą teorinę tokį dalį, nagrinėjom pavyzdžius ir paskui darom praktiškai. Vėl iš karto teorija, praktika. Tai yra tokių vairių dienų, kad visą dieną vien tik tai mokomės darom, o yra tokių dienų, kur pirmoji dienos pusėje labiau mokomės, kaip daryti, ryte, žodžiu, labiau, antroji dienos pusėje jau darom darbą. Tai dar mokymuose yra nemažai dirbtinio intelekto labai, pradedantiesiam labai gerai yra jį naudoti ir naudotojų analizė. Tai aš ten, žodžiu, viską papasakoju, parodau, kokius įrankius naudoti, kokius tos promptus rašyti, žodžiu, kitai sakant, kaip tais įrankiais ten naudotis, kokias užklausas duoti. Svetainės struktūrai vėlgi labai gerai naudotas dirbtinio intelekto įrankių. Jisai, pirmiausia, reikia, aišku, pačiam pagalvoti, išsiaiškinti, pasiklausti kitų, kaip ten reikia pavyzdžius pasižiūrėti, bet dirbtinio intelekto įrankiai labai daug papildomų idėjų gali duoti, labai praplėsti visą darbą. Jeigu jis mokama naudotis, tai jie be galo yra naudingi. Paskui net dirbtinio intelekto įrankiai net paprastą dizainą gali sukurti, tai
parodysiu, kokie įrankiai tai gali padaryti, kaip tai padaryti. Nuotraukas pažiūrėsim, kaip galima redaguoti su įrankiais iliustracijas, kaip kurti ir redaguotis. Tai žodžiu, visuose etapuose iš tikrųjų naudosim dirbtinio intelekto įrankiais ir bus taip pat pavyzdžių, kaip tai padaryti ir pademonstravimų. Dabar kokiamis programomis dirbsime ir naudosime, mokinsimės dirbti tai FigJam, kuris skirtas yra UXO dalį, toks užrašyti, analizuoti. Mes iš esmės tą UXO dalį tai visą laiką naudosimės tam tikrais metodais, jau paraštais metodais, kur tiesiog jums bus užduotis užpildyti jau paraštas duomenis. Savo duomenimis užpildyti. Aišku, pagrindinis įrankis tai yra Figma. Su Figma kuriamas dizainas. Žinoma, parodysiu studentų darbų pavyzdžių. Taip pat susipažinsim su iliustratoriumi, Photoshopu, iliustracijom kurti, logo kurti, Photoshopas nuotraukomis. Jie taip pat turi dar dirbtinio intelekto, dabar labai galingus įrankius, kur ten galima redaguoti, dapiešia, dadeda, ko reikia. Tai galim pažiūrėti dabar praeitų kursų studentų darbų. Pažiūrėsiu, kažkas į ten parašė. Tai čia paskui jau pamokymų. Gerai, tai dabar studentų darbai, tai pavyzdžiui, čia yra pavyzdys, kai buvo perdaroma tinklaraštis, kuris skirtas sportui. Susipažinti su sporto naujienomis ir rezultatais. Nu ir galima pažiūrėti rezultatą, kaip tai Figmoje atrodo. Tai atsidarau, aišku, pačią Figmą, kad matytųsi, kaip ten viskas tada atrodo. Mokymo metu ten, aišku, su viskuo susipažįstam. Nu va, ir rezultatas toks, kad nupiešiamas dizainas, kuris jau jį pasidarius per pačią Figmą, čia pasileidus tą dizaino prototipą, atrodo kaip pati svetainė, čia norisi visus mygtukus spausti, jau kaip kad svetainė veiktų, nueitų. Ir čia yra dabar, kaip minėjau, tinklaraštis, kuris ir streamina, galima pažiūrėti sporto visokias varžybas naujausias, kategorijos iš karto žmonėm yra, kas jiem aktualu ir įvairūs rezultatai yra pačių naujausių varžybų. Tai kitaip sakant, viskas, ko labiausiai tam sporto fanam arba gal net sporto žurnalistam reikia pateikta. Na, o pačiam dizaine Figmos tai viskas atrodo taip. Tai yra nupieštas dizainas pačios svetainės, tai kaip minėjau, pirmiausia, ten struktūra apgalvojama, kas naudotos apgalvojama, ko reikia toje svetainėje ir paskui fiziškai jau pačioje Figmoje nupiešiamas dizainas. Paveiksliukas, kaip sakant, dar paprastai sakant, kuris paverčiamas į tą prototipą, kuriame ir paskui iš tikrųjų ten galima ir mygtukus spausti, naviguoti iš vienos vietos į kitą ir šiek tiek panimuoti. Tai paskui ten susipažinti. Tai čia yra padaryti kelių puslapio vidinio, į titulinę ar vidinio puslapio. Na, tiek didelio ekraną, tiek mobiliam ekranui. Pasižiūrėti, čia du puslapį. Dar galim pažiūrėti pavyzdį. Čia yra, buvo kuriama elektroninė parduotuvė, kurioje prekiaujama ypač kokybiškomis prekėmis skirtomis aktyvių sportų užsiimantiem žmonėm. Visokia apranga, įranga, ten sportuojantiem laukia žmonėm, alpinistam, keliaujantiem žmonėm. Na, taip atrodė tas pats dizainas, galim pažiūrėti. Taip, čia dizainą patį galim pažiūrėti. Tai titulinis puslapis su prisistatymu, kategorijomis, prekių sekcija. Ta vertės pasiūlymų, kad planeta saugoma, kad viskas tvaru, žiūrima tvarumą, kad kokybiškas labai medžiagas yra, nes taikoma čia tą ypač kokybišką prekę, kokybiško prekių ieškantį naudotoją, kuriam ten reikia, kad rūbai neperšlaptų, kad nešalta būtų. Na, ir tai taip pat, kaip pasako, kad yra apgalvota, kas yra naudotojas tas svetainės.
ir kam reikia pateikti, kad būtų patogu, aišku, kokia ta net vertė tos elektroninės parduotuvės ir ten siūlomų prekių. Ir paskui nupiešiamas pats dizainas. Mobiluo versija, prekių puslapis ir prekių puslapio mobili versija ir taip pat vidinis prekės puslapis ir mobili versija. Kitas pavyzdys, tai buvo perdaroma rentinys LT svetainė, kurioje yra statybos paslaugos. Čia tiesiog žmogus pasirinko tą svetainę perdaryti, tų žmonių net nepažįsta, bet matė potencialą tą svetainę, kad reikia perdaryti ir taip pat ir pažiūrėjo, kad kaip šitą įmonę save turėtų pristatyti, kaip papasakoti, kokias siūlomas paslaugas, net trūksta ten to aiškumo senoje svetainėje. Ir iš vizualios pusės irgi padarė svetainę tokią šiuolaikišką, patrauklę. Čia titulinio puslapio dizainas, mobilaus dizainas. Taip, ir čia tie patys darbai patikti. Dar čia vienas pavyzdys yra, pavyzdžiui, naudotų knygų elektroninę parduotuvę darė. Tai jau pati ta tokia idėja, kad parduodama, kad žmogus perskaitė knygą, jam nėra kur dėti, nori ją parduoti, na tai jau ir yra susijęs problemos sprendimu naudotojai. Ir kad nori įsigyti knygą pigiau žmogus. Taip, tai dabar su kokiamis temomis dirbama, tai žmonės ir studentai mokymų gali pasirinkti kokią nori temą. Taip, padidinau skaidrės, kad gerai matytis. Nu, tai webą įeina tos reprezentacinės svetainės arba paslaugas pristatančios svetainės, gali būti tinklaraštis, gali būti elektroninė parduotuvė. Pateikiam siūlomų temų sąrašą, iš to sąrašo galite rinktis, ten yra ir tokie nedideli tos temos aprašymai su idėjomis, kas toje svetainėje galėtų būti pateikiama, kas tos svetainės naudotojas galėtų būti. Tai kitaip sakom, pasiūloma irgi temų, galite iš temų sąrašą rinktis. Galite į savo temą rinktis. Šiaip rekomenduojama netgi daryti tą dizainą tos temos, kurį gerai išmanote. Ar tose svetainėse lankotės, ar kažkokį patirtį turėjot su tos temos svetainėmis. Na, jeigu pats esate naudotojas, tai iš pradžių yra lengviau šiek tiek susigaudyti, ko naudotojams tos temos svetainėse reikia. Galima daryti projektą jau klientų užsakovai. Net yra žmonės daro, jau turi verslą, tą, kuriam reikia svetainės. Dažnai tai būna draugai, pažįstame, dažnai tai būna ir jau klientai, grinai jau, kur tas projektas bus įgyvendintas. Ir daro konkrečiai projektą klientui. Galima daryti nuo nulio visiškai projektą, galima daryti dizaino perdarimą. Irgi jau ten šiek tiek palengvinimas toksai gaunasi, kad ten jau to turinio šiek tiek bus. Taip, tai temas, kaip sakoma, kaip ir minėjau, galima savo pasirinkti, galėsim pasiūlyti ir studentai temas renkasi labai labai įvairias. Realiai net visai rekomenduojama, kad tos temos jums būtų patiem artimos, patrauklios tos temos, tokiu būdu ir savo asmenybę gaunasi, kad atskleidėte ir įsigilinate lengviau tą temą. O toks didesnis iššūkis, kiti tą didesnį iššūkį prisiema, kad daryti temą, imti tą temą svetainės, kuri nauja yra. Ir gilintis ir naują temą. Tai studentai daro labai labai įvairias temas. Paslaugų svetainės, elektroninės parduotuvės, įvairiausių temų. Iš esmės, netgi tie, kur turėjo portfolio savo pasiruošę ir ėjo į darbą, įmonės darbintis, tie, kurie darbinasi, pavyzdžiui, dizaino agentūros, kuriuose ir dirbama su daug temų įvairių tai projektų, tai ta pasirinkta tema net neturėjo iš esmės didelės įtakos, labai įvairios tos būdavo temas. Nėra tokia kažkokia tai konkretaus ten, žodžiu, tada principą, kokia tema būtinai turi būti. Bet apie tai dar daugiau papasakosiu ir pasakosiu, kokie įmonių tipai būna, žodžiu, kada kokią tą temą jau rinktis. Tai va, toliau pakalbėsim apie karjeros galimybės, kokios yra tos darbo pozicijas. Tai aišku, web dizaineris, tai yra ir UX ir UI dizaineris arba dizainerė. Ir su abiem dalim iš tikrųjų būna, kad dirba. Gali būti žmogus vien tik tai UI dizaineris.
Tai dirba su ta išvaizda labiau. Jam turinį jau kitaip sakant pateikia viską, pasako, kur čia kas turi būti pavaizduota, jisai sugalvoja tą atvaizdavimą, kad spalvas tipografija išdėstymą. Juk dizaineris būtent tas, kuris galvoja, koks turinys išdėstymas turi būti, kas yra naudotojas ir kaip tam naudoti tą turinį, sukurti, tai kad jisai rastų, ko reikia. Būna dar tokie terminai, tai UX, UI, UI, UX, tai reiškia, kad labiau UI žmogus, bet šiek tiek ir UX žodžiu. Nu, būna žodžiu, kitaip sakant, kažkuri tai stiprioji pusė, bet abis rytis išman. Toliau yra produkto dizaineris, tai produkto dizaineris toks jau palipimas šiek tiek laiptelis, nes ir UI gerai turi mokėti ir UX, ir dar šiek tiek tų tokio komunikavimo su verslu labai gero turėti ir su programuotojais komunikuoti, kad tai, ką daro, žodžiu, kad būtų lengvai gyvenama, suprogramuojama. Nu, jie jau, žodžiu, produkto dizaineriai iš patį produktą yra atsakingi, tai tas pavadinimas ir sako, jie kuria produktą. Ir dar iš esmės galima paminėti ir grafikos dizainerį, nors mokymai visi pritaikyti webui, bet kadangi mokomas ir to tipografijos, spalvų, kas yra kompozicijos, kas yra grafikos dizainerio, tos pareigos, tai čia labiau gal skaitmeninio to grafiko dizainerio. Būna žmonės, vat, sako, man pamato, kad jiems tas rytis labai patinka, eina tas rytį, arba būna, kurie grafikos dizaineriai ateina į mokymus, ir būtent dar prie savo žinių, prie to, su ko dirba, dasideda UI tos pavyzdžiui darbas ir dar ir UX. Tai tos realios tokios sėkmės istorijos, kur studentai dirba, tai dizaino agentūrose, kur dirba su tokiais įvairiais projektais, pavyzdžiui, kur, pavyzdžiui, dirba su UI, reikia ir UX žinių. IT įmonėse irgi dirba, kurios gali savo produktą kuria. Nu, tai ten gali būti, kad ir labiau UI žmonės, arba labiau UX žmonės, nu, arba ir tas ir tas. Taip pat nemažai studentų mokomų net tokį tikslą turi ateidami į mokymus, pradeda freelancing, tai vadinama, tiesiog dirbti su verslais užsakovais. Ir pirmiausia, vieni ten atlieka draugam, pažįstamiem projektus, susigalvotus projektus, patobulėja, o kiti net būna ateina jau konkrečius projektus, jau gauna iš verslų ir plečia savo klientų ratą, didina tos vis projektus ir freelancina, patys verslais susiranda, pasirašinėja sutartis, kitaip sakant, ir patys valdo savo laiką, žodžiu, savo darbų tempą labiau, žodžiu. O čia dar šiaip, pavyzdžiui, visai nesenai, tai studentė buvo grafikos dizainerė, jinai atėjo į mokymus ir čia visai prieš savaitę laiko, gal biškai daugiau. Ir jinai pagilino savo žinias ir iš karto po mokymų gavo darbą grafikos dizainą, ir turėjo tą patirtį dar praplėtė UI UX. Tai žodžiu, tas grafikos dizainas, kaip nesakau, nėra tiesiogiai šitie mokymai, bet būna ir taip. Tai dabar, kas tokie ateina į mokymus, studentai iš tų mokymų yra, kas tokie, tai ateina iš pardavimo srities, iš projektų vadovų, veterinarai, buvo amatininkų ne vienas, finansininkų ne vienas, marketingo specialistų, kineziterapeutų yra buvę, muzikos video kūrėjų. Tai, žodžiu, moksleivių, nes nei mokslas pabaigė, vyresnio amžiaus žmonių. Tai iš labai labai įvairių sričių ateina, čia net visų neišvardinsi žmonės ir labai įvairią patirtį turėdami ateina. Tai čia dabar tas, kam skirti mokymai. Tai šiaip mokymai yra skirti visiškai pradedantiesiam, kurie neturi nei IT srity žinių, pasakojama, kaip ten viskas toje srityje IT vyksta truputėlį mokymų metu, kaip tas dizainas viskas vyksta, kokie etapai vyksta, pasakojama, kaip komunikuoti su kitais komandos nariais. Nei grafikos dizaine ten žinių neturi, nei visai UI, mokymai skirti pradedantiesiam. Bet čia mokymai yra intensyvi, tos medžiagos yra daug. Tai netgi tie, kurie turi jau žinių, UX UI dizaine, grafikos dizaine, jie paskui sako, kad jie susidėlioja viską struktūrizuotai, kadangi medžiaga pateikiama ir visi mokymai vyksta etapais, tai jie susistruktūrizavo viską žinias, tas žingsnius užžinojo, kas po ko vyksta, užsipildė spragas, užsipilda būna ir su savo dar darbų portfolio papildo.
arba sukuria, arba papildo. Tai kitaip sakant, e, žmonės, kurie neturėjo žinių, jie savo tempu dirba, tie žmonės, kurie turi jau žinių, jie, kadangi mokymai intensyvus, daug papildomos medžiagos, tai jie taip pat kiekvienas savo tempu gaunasi, gali darbuotis. Ir įgūdžiai, kurie gali būti panaudoti, ir ankstesni va, tie įgūdžiai, kuriuos žmogus atsineša jau į UX dizainą, tai labai labai daug irgi iš tikrųjų. Jeigu buvo dirbama su žmonėmis, tai reiškia, žmogus komunikavo žmonėm pardavimuose, na, pavyzdžiui, dirba šiaip komunikavo, tai jau jam lengviau suprasti bus žmonės, kas yra naudotojai, kom reikia. Jeigu žmogus yra rašantis, tai irgi tie net rašytojai būna perina į UX dizainą, jie patikinėja tekstus, juos struktūrizuoja, gal dar paskui apjungia ir patinka jam UI dizainas. Paskui turinio struktūrizavimas, tas planavimas, kaip minėjau, UX psichologija, arba kas domisi, hobi turi tas psichologijas, gali būti marketingo, elektroninės prekybos, kas žinių turi verslumo. UI dalis tai, kas piešia, fotografuoja, arba apskritai vizualais, kas užsiema. Programavimas irgi jau žino, ką galima padaryti programuoti, tai jam jau susijęs su ta UI dalim. Tai čia ne viskas reikia, aišku, reikia, bet bent vienas, jeigu iš punktų kažkoksai tai yra, arba jį norima išsiugdyti kažkokią tai įgūdį, vieną iš tų punktų, tai viskas labai tinka UX dizainą, UI dizainą, apskritai netgi lankymasis svetainėse, naudojimasis aplikacijomis, kompiuteriniais žaidimais, tai yra tas technologinio žinių toks ugdymasis, irgi buvimas naudotojų ir supratimas, kaip kitur padaryta, kas patogu, kas nepatogu. Nu, dar vienas pavyzdys, kad UI dizainas, tai išvaizda, taip gražus padelis, rankų darbo, o X-as, tai jeigu to padeliu negalima naudotis, čia kaip negalima gerti, nu, tai tas naudojimas patirtis prasta. Iš esmės pagrindinis padelio tikslas, tai kad mes iš jo ir atsigertume vandenį ir gėrimą ar arbatą. Tai kitaip sakant, savo funkcijos šitas gražus padelis, nors labai gražus, kaip ir neatlieka. Tai ačiū labai uždėmesi. Čia dar yra nuoroda į mokymus, tai kviečiu labai registruotis, daugiau pasidomėti, susisiekti su Vilnius Coding School arba manim, registruoti mokymus ir gal dar turėtumėte kažkokių tai klausimų.